Šalies žemdirbiai, kaip ir kasmet, kviečiami teikti paraiškas tiesioginėms išmokoms ir paramai už plotą pagal kaimo plėtros priemonės gauti. Paraiškos turi būti užpildytos ir pateiktos per paraiškų priėmimo informacinę sistemą. Deklaruoti pasėlius galite savarankiškai, prisijungus prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos adresu paseliai.bits.lt ir pasirinkus prisijungimo būdą per elektroninius valdžios vartus. Arba pateikti paraiškas seniūnijoje, kurioje registruotas žemdirbio valdos centras. Mano tėvai ūkininkauja, brolis, ūkio darbą žinau nuo mažens. Tėvams senstant dalį ūkio perėmiau aš. Turiu 44,5 hektaro, dalis yra nuomojama, dalis nuosava. Laikau mėsines avis, mėsinius galvijus, bites. Apie 40 hektarų yra deklaruojama kaip ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius. Kaip paskatinimą verstis gyvulininkystę gaunu paramą už mėsines avis ir mėsinius galvijus. Keletą metų paraiškas teikiau seniūnijoje, paskui pabandžiau pati ir man tai patiko, tai man buvo priimtiniausia, nes tai patogu, galiu pasirinkti savo tinkamą laiką ir uždeklaruoti. Teikiant paraišką, savarankiškai nereikia vykti į seniūniją. Prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos galite prisijungti jums patogiu laiku. Nuo deklaravimo pradžios susikurti einamųjų metų paraišką, pasitikslinti deklaruojamus laukus, jei reikia, pakoreguoti jų ribas ir kitus paraiškos duomenis. Einamųjų metų paraiška sukuriama pagal praeitų metų suadministruotos paraiškos duomenis. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje įdiegta daug patogių laukų, braižymo ir redagavimo įrankių, grafinių duomenų sluoksnių. Tvirtinant paraišką atliekami paraiškos duomenų sutikrinimai. Turiu 15 hektarų žemės, daugiausia pievos, yra dalis miško ir viskas eina į Natūra 2000. Ūkininkauju nuo 2004 metų, dabar paraiškas teikiu nuo 14 metų elektroniniu būdu, naudojantis elektroninę bankininkystę. Labai paprastas deklaravimas, įeini per bankininkystę elektroninę ir užpildai paraišką. Raginame paraiškas pateikti pagrindiniu paraiškų priėmimo laikotarpiu. Jei kils klausimų, kaip užpildyti paraišką, visada galite skambinti ir konsultuotis bendruoju pagalbos telefonu arba rašyti elektroniniu paštu. Išbandykite informacinės sistemos galimybes ir teikite paraiškas savarankiškai.